Ir vėl nuotykiai mūsų auto patikroje. Žodžiu, patikrinom automobilį pagal užsakymą. Nustatėm, kad tikrai yra labai gera bendra būklė, labai gera kaina rinkos. Staigiai nusintėm ataskaitą klientui, pasakėm situaciją ir klientas sako, man dar čia reikia pagalvoti, reikia pasitarti su žmona ar su kažkuo. Suprantama, brangus pirkinys, palei 30 000 eurų, tad reikia gerą sprendimą pasirinkti, kaip kada, tai reikalauja laiko. Bandėm parezervuoti tą automobilį žodinę tvarką su pardavėju, bet atvažiavo kiti žmonės, apsižiūrėjo ir nupirko. Valandą laiko ir nebėra gero varianto. Realiai tik įkrito į skelbimus, mes užmatėm, iškart skambinam, rezervuojam iki rytojaus ryto, atvažiuojam, patikrinam. Patikrinom, bet pats mūsų pirkėjas pastabdė ir praradom žiauriai gerą variantą. Liūdna, kad taip kartais įvyksta, bet tai normalu. Patys turbūt žinot, kaip greit parsiduoda labai geri variantai. Va taip, nes medžiojančių gerus variantus yra begalybė žmonių. Lavonai ilgai stovi. Aišku, būna atvejų, kai ir geros mašinos ilgai stovi. Tikrai labai daug atvejų. Bet šviežus tie automobiliai, kurie ką tik įkritę ir yra geri variantai, jie žiauriai perspektyvus, parsiduoti itin greit. Tai va, tiek žinių, gerų jums pirkinių, būkit budrus, pirkdami automobilius. Jeigu reikės pagalbos, skambinkit.